Mobilioji bioklasė aplankė Klaipėdą. Mini autobusas su specialia edukacinė įranga po šalies mokyklas reguliariai važinėja jau apie 4 mėnesius. Į mokyklą atkeliavus mobiliajai bioklasiai viskas išbandoma praktiškai. Atliekami pažintiniai eksperimentai, susipažįstama su mokslininkų darbo specifika. Dažniausiai moksleivius į mobiliąją klasę pakviečia mokytojai. Anot vieno iš šios programos vadovų daktaro Egidijaus Jeseliūno, moksleiviai dažniausiai neturi galimybės mokykloje dirbti su profesionalia mokslinė įranga. Todėl šio projekto pagrindinis tikslas – supažindinti juos su mokslinė metodika ir jos taikymo būdais. Projekto organizatoriams džiugu lankytis mokyklose, kur jie mato smalsius ir jų laukiančius mokinius bei pedagogus. Pagrindinis tikslas yra populiarinti mokslą Lietuvos mokyklose, mokslą apskritai ir biomokslus konkrečiai. Tai yra moksleiviams parodyti, kokie yra šiuolaikiniai moksliniai tyrimai, kokie yra parodyti šartai netgi šiuolaikinius mokslinius instrumentus, įrangą, parodyti, kaip kas veikia ir supažindinti, sudominti to mokslo. Šios programos rengėjams moksleivių mokymosi rezultatai ir jų pasirinktos mokymo disciplinos nėra svarbios. Čia svarbiausia noras. Moksleiviai iš Klaipėdos Ąžuolyno gimnazijos vienbalsiai nutarė, kad tokie užsiėmimai yra įdomus ir naudingi. Žinoma, kad gerai, ne kiekvieną dieną turi galimybę su tokiais gerais kaip čia pasakyti, instrumentais atlikti bandymus. Tai labai gerai. Daug ką sužinai išmoksti. Puiku, nes mokyklinės laboratorijos neprimena tikrų laboratorijų. Dabar turim tiesiog progą padirbti su panašiais tikrais laboratorijos daiktais. Tokių bandymų mokyklai nedarome. Gera technika, tokios neturime, tai visą laiką įdomu sudalyvauti. Aišku, kad norėtume dar kartą pakartoti visą tai. Mobili laboratorija jau yra aplankiusi Vilniaus miesto ir rajono, Kauno, Panevėžio, Utenos, Gargždų, Kaišiadorių, Molėtų ir Trakų mokyklas. Pasak daktaro Egidijaus Jeseliūno, mažesnių miestelių mokiniams prie mokslo prisiliesti sudėtingiau nei gyvenantiems Vilniuje. Todėl, pasak jo, didžiausias mobilios laboratorijos privalumas ir yra jos mobilumas. Programą mobilioji bioklasė įgyvendina Vilniaus universiteto studentai draugė su viena didžiausių pasaulio bendrovių siūlančių produktus ir paslaugas mokslui. Norite pažinti mokslą iš arti? Ieškokite mobiliosios bioklasės.